Vilniaus Vingio parke antradienio vakarą praūžė jau kasmetinė tradicija tapusi darželinukų sporto šventė Darželiada 2013. Sostinės krepšinio mokyklos rengiamame įvairiausius Vilniaus darželius suburiančiame čempionate dalyvavo net 1200 mažųjų sostinės krepšininkų, į kuriuos pažiūrėti atvyko didžiulė minia sirgalių. Šiandien vyksta sostinės krepšinio mokyklos sezono uždarimas ir mūsų sūnus, kadangi visus metus lankė, tai šiandieną ir dalyvauja. Truputėlį, man atrodo, mažiukai tokie per didelis šurmulys, truputėlį įsiblaškė, tai aš manau smagu, berniukam visą laiką smagu. Palaikomi gausaus būrio sirgalių, mažieji krepšininkai demonstravo savo sugebėjimus ir stengėsi kiek įmanydami geriau atlikti kiekvieną olimpinėms varžyboms prilygstančią rungtį. Pirmajame etape savo meistriškumą pademonstravo Dariaus Butkevičiaus žiedo auklėtiniai. Nurungė visus varžovus, jie sportavo kaip tikri olimpinių žaidynių nugalėtojai ir aukštai iškėlė čempionų taurę. Antrajame etape po ištvermės ir budrumo pareikalavusių rungčių antrą kartą šiemet įspūdingai triumfavo Strazelio krepšininkai su Gediminu Bražioniu priešakyje. Gerai. Labai patiko sportuoti. Mes laimėjom taurę trenerį savo, Gediminui.